Kokios kavos tau padaryti? Taip, su pienu kažką, žinau. Su pienu. Gerai. O tu gėrei jau šiandien? Aš gėriau kavos. Aš žinau, be kūrybos negalėčiau savęs išreikšti. Aš gal žodžiais net nemoku taip savęs išreikšti, kaip man padeda muzikos garsai. Ir aš jaučiu, kad aš per daug iš arti stebėjau problemą. Ji yra per daug arti mano veido, aš gaunu perspektyvą, atstumą ir aš suvokiu, kad aš tiesiog nemačiau, kad ją buvo galima apeiti iš kitos pusės. Na, sena tiesa, jog viskas nutinka per darymą, na, nepasidaro dalykai jų nedarant. Ir vėlgi ta pati 1% taisyklė, kad jeigu tu tiesiog šią dienai kažką padarysi savo gyvenime, kad tu išlipsi rytoj atsikėlęs iš lovos 1% geresnis nei buvai vakar, tai yra milžiniškas pasiekimas, įsivaizduokit, per 365 dienas. Bet viena gera žinia, yra 88 klavišai iš viso, bet 52 yra balti. Žodžiu, balti ima viršų. Proporcija yra teisinga. Na štai, kavytę tau paruošiau. Tarp kitko, žinau, kad tu augos pieną visada geri, ar ne? Tai va, palaikom savuosius. Prašau, kviečiu tave prie stalo. Taip, dabar labai džiaugiuosi, nes ir sviestas pagaliau pasirodė. Aš vis man trūkdavo to sviesto, žinai, jų. Nes aš visai nesu iš tų žmonių, kurie nevartoja sviesto. Aš kaip tik mėgstu sviestą. Sumuštiniams? Bet kam, žinok, aš labai nesu besibaiminanti, nes man atrodo, kad na, tai yra tie sveiki riebalai, kurių mums reikia. Žinai, aišku, vėlgi. Galbūt proto ribose visai komet. Aš žinok, šiandien tave pakviesiu paskanauti sūrio pyrago, kuris yra paruoštas spalio mėnesio mūsų galių moterim. Tai būsi pirmoji paragavusi karamelinį su moliūgų kremu. Na ir trifeliukai, nes žinau, kad tu mėgsti saldainius, trifeliukas, tai negalėjau jų neparuošti. Ir žodžiu, kavytę. Ir... Sveika! Jėzu, tu tiek visur lakstai, tai pas tave tiek visą laiką veiklų, ypatingai visą vasarą, be savaitgalių, be nieko. Tai gera, kad podcastas privertė tave atvažiuoti iki mūsų. Ir iš tikrųjų, Jovita, tu tikrai visiškai galiu moteris, nes kaip ir tavo tėveliai tau sakė, gyveni 3 žmonių gyvenimą. Ir čia turbūt bene tokia labiausiai tave prie galių moterų priskirianti tokia savybė. Pažinodama tave jau virš 2 metų, galiu pasakyti, kad pastaruoju metu tu gyveni mažiausiai 8 žmonių gyvenimą. Ar tu nepavargsti? Tikrai būna visokių dienų. Būna dienų, kai atsikeli ir jautiesi lyg ant sparnų ir atrodo, kad galėtum kalnus nuversti, bet būna dienų, kai noris tiesiog likti pagulėti toje lovoje. Ir manau, kad tikrai neslėpsiu, būna tų dienų, kai aš darau viską 150% ir turiu tokią savybę daryti net tuomet, kai man nesinori. Ir manau, kad tai yra atkeliavę į mano gyvenimą iš mano pašaukimo, iš mano profesijos, nes būdamas pianistu tikrai atsikeli ryte ir kartais tiesiog nesinori groti, nes jau daug valandų groji, nes jau labai daug koncertų atlikai, pasirodymų, viešų pabendravimų su publika turėjai, ar ne? Ir būna tokių dienų net raumenis skauda. Ir tikrai norisi pailsėti, bet jeigu yra įsipareigojimai, žmonės nusipirkę bilietus į tavo koncertą, jie iš tavęs kažko tikisi, tu tiesiog negali tą dieną negroti, tu turi palaikyti techninį lygį, turi atšviežinti repertuarą, kaip aš dažnai sakau. Ir aš esu išmokusi tos disciplinos, tos rutinos, kad kartais reikia daryti net kai nenori. Bet pabrėžiu tą žodį kartais, nes tikrai būna dienų, kai aš sau leidžiu tiesiog nieko nedaryti, restartuoju ir tada išsisprendžia daug problemų ir žymiai kūrybiškiau tiesiog pažiūri į kiekvieną savo situaciją. Tarp kitko, žinok, vienas iš klausimų, kurį ir buvau iš anksto pasiruošusi ir aš galvoju, ar būna, kad tu nenori. Žinai, kur aš žinau, kad galiu, bet aš nenoriu. Žinai, bet ta tokia... Ir šitą dalyką, tą pristabdymą tokį darai tada, kai tavo kūnas sako, kad jis nebegali, arba kad jau viskas, jau tu pasiekei ribą, ar vis dėlto tai yra kažkoks sąmoningumo lygmuo, kai tu supranti, kad, na, Ieva, taip, yra milijonas, niekada nebus mažiau darbų, visada jų bus pilna. Taip. Bet jeigu dabar nesustosi, tai tada tu negalėsi visos kitos krūvos įveikti. Tai kuris pas tave labiau suveikia variantas? Aš galvoju, kad tai yra ganėtinai sąmoningas dalykas, nes aš tiesiog pajaučiu, kad mano kūnas mane visapusiškai stabdo. Ir tai yra moksliškai netgi įrodyta. Aš, kadangi mėgstu bėgioti, būna, jog bėgu ir kūnas siunčia signalus. Pradeda skaudėti vieną raktikaulį.
Pabėgi 2 minutės, iškenti tą etapą, tada blauzda jau skauda, tada kitas raktikaulis įsimeta. Tai yra natūralūs ženklai, jog kūnas tiesiog visom išgalėm tau sako, krisk ant to suoliuko ir gulėk ten, ir pailsėk, ir nebebėk. Tai aišku, kad galima daug ką mentaliai, sąmoningai pratęsti, pakartoti daug kartų tą patį veiksmą, galbūt kartais net tiesiog ausinukas ir klausimasis muzikos mums gali padėti, bet jeigu nuoširdžiai aš tiesiog pajaučiu tą lygmenį, kai aš esu nebeproduktyvi, kad laikas tirpsta, valandos eina, o aš iš tikrųjų nieko produktyvaus nenuveikiu. Ir tikrai būna tų dienų, nedažnai jų pasitaiko, bet būna tokių dienų, kai aš jaučiu, kad tai yra kontraproduktyvi veikla. Ir ką tai reiškia? Reiškia, aš turiu visiškai kardinaliai keisti tai, ką aš darau šią akimirką. Ką tą akimirką padarai? Kas tau teikia malonumą? Ir, žinai, atrodo, tu klausai visą laiką žavisi kelio moteris, kurios tiek visko per parą spėja ir tu galvoji, Dieve, kokia jinai šaunuolė ir ta. Bet iš tikrųjų tom akimirkom, kai, žinai, arba kūnas jau sako, kad pristabdyk, kas tas malonumas, tas, kur tu nebūtinai gal šaunuolė. Guilty pleasure. Taip, guilty pleasure. Kas tave džiugina? Šiaip yra keli variantai. Vienas tai visuomet būna kažkas savo. Ką tai reiškia? Tai, ką aš labai mėgstu veikti, bet man pritrūksta paroje valandų. Pavyzdžiui, praeitą savaitgalį tikrai vieną dieną pagaliau man atėjo didžiulis nuovargis ir aš pajutau, kad po visos statybų karuselės, po viso koncertų sezono tiesiog kūnas pradėjo atsipalaiduoti, praėjo 24 valandas ir tas kumštis, kurį mes visos dažnai laikom save sugniaužusios jis pradėjo atsigniaužti ir automatiškai atsipalaiduoja kiekviena ląstelė ir ateina nuovargio jausmas. Tai iš tikrųjų taip ir veikia. Ir aš tada savo pasakiau, o kas yra tai, ko aš labai pasiilgau? Ir aš pradėjau skaityti knygą. Ir aš per vieną dieną perskaičiau 150 puslapių knygos, kas man yra labai daug, nes aš paauglystėje rydavau knygas ir aš turėjau tą įprotį, bet tiesiog atėjo etapas, kai man tai tapo pasimėgavimu. Man tai tapo veikla, kuri yra tokia kaip višnaitė ant torto, kuri viską vainikuoja. Tai aš pradėjau skaityti knygą ir aš ją įnikau ir kiekvienas skyrius mane taip masino, aš vis norėjau sužinoti, kas ten tam siužete dar vis naujai įvyks ir žinau, kad baigiau, užmigdžiau dukrą ir dar nuėjau skaityti, nes man buvo taip įdomu, kaip paauglystės laikais visiškai. Kitas dalykas, aš pradedu gaminti. Aš labai mėgstu tą dieną, kai aš galiu sau leisti nieko neveikti arba mažai kažką veikti, lepinti savo šeimą. Tai iš karto dieną bus kepamas pyragas, bus gaminamas sriubos kažkoks tai puodas ir kažkas dar karštas patiekalas, bent 3 patiekalai. Tada aš jau užsidarau virtuvėje, aišku. Labai džiaugiuosi, jeigu dukrytė man padeda daryti, aš visą laiką ją mokau, kad ir kaip mes ten išsimiltuojam, išsimurkiam, nemoku paaiškinti, kas vyksta naujose namuose, bet vis tiek man gera, kad jinai bando įmušti tą kiaušinį, bando prisidėti, mokosi daryti. Vyra irgi kažkaip arba pirkinių nusiunčiu į parduotuvę, arba irgi jisai būna didžėjus, užleidžia muziką mums, arba kažką ten čečkavoja, pjausto. Tai stengiuosi tikrai nežinau, pasinerti į skanaus maisto gaminimą, išbandau naujus receptus. Trečias dalykas būna bėgimas, nes vis dėlto tai yra ta veikla, kuriai man visiškai nereikia savęs motyvuoti. Jeigu aš dabar kas nors sakytų, Liucina, jie var nori prasibėgti, duodam tau batelius, bėgimo aprangą, va čia turi dabar 30 minučių, aš iškart šoku į batelius, apsirengiu ir bėgu. Tai yra nuoširdžiai iš mano vidaus tas sportas, kuris man labai gražiai imponuoja. Jeigu aš žinau, kad va ta diena ir aš tikrai bėgsiu tą dieną, bent pusvalanduką, dėl to, kad tai man yra visiška terapija, meditacija, aš tuomet taip prapučiu mintis. O kada buvo, gal, nežinau, aš tiesiog galvoju apie tai, kad aš esu tas žmogus, kuris turbūt paskutiniai vietoj bėgtų. Tarsi aš galiu kitus dalykus, nueiti į aerobiką, į pilatesą ir į dar kažkokius dalykus, bet jau bėgimas, tikrai, žinau, kad daug yra, be galo daug žmonių, kuriem tikrai bėgti yra sunku, žinai. Kada buvo tas pirmas kartas, kai tu apskritai pabandėjai, kodėl pabandėjai ir tada kažkaip ir prilipo, ar ne? Aš manau, kad aš netgi besimokydama gimnazijoje dar neturėjau didelės meilės bėgimų, nes aš pamenu tą Santakos stadione Kaune, tą ištvermės bėgimą, tą 1000 metrų, 1 kilometrą. Kaip aš jo nemėgdavau, nuoširdžiai, nežinau, kas buvo. Gal dėl to, kad tai buvo atsiskaitimui, pažymiai, kad tai buvo matuojama laiku. Mane tai suvaržydavo, įsprausdavo į rėmus. Bet aš labai pamenu vieną lūžį, kai man buvo paauglystė ir man atrodo buvo 13-14 metų, mes kiekvieną vasarą važiuodavome į Juodkrantę su seneliais ir taip leisdavome savaitę arba 2. Tai tapo įpročiu, mes tai kartuojame gal 8 kartus. Ir aš žinau, kad iš savęs visi dar miega, o aš atsikeliu ryte
Ir aš užsidedu bėgimo batelius, maudymosi kostiumėlį, kažką labai lengvo, bėgimo kažkokią tai aprangą, bet net nepilną. Net aš bėgimo batelį iš tikrųjų neturėjau tuo metu gerų, tai buvo paprasti sportbačiai. Ir aš pasileidžiu iki jūros, išsimaudau dažnai nuoga ir grįžtu atgal. Ir aš taip darydavau kiekvieną rytą. Ir aš grįžtu, seneliai bunda, sesuo bunda, iš savęs. Manęs visiškai niekas nevertė, tai žinau, kad paauglystėj tai tapo tokia tikrai meilė. Galbūt paskatino jūra, grynas oras, pušynas. Mieste, kai grįždavom, nebebūdavo man to poreikio tiek daug to betonu bėgioti ar ten ieškoti parkų, miškų. Aišku, pusbroliai, pamenu, iš vaikystės man pasakojo istorijas, kad mes pas močiutę sode už Kauno ir visi dar parpia, miega vasarą, atostogos. Mes, aišku, visą vasarą leidžiam pas močiutę sode. Ir aš atidarau plačiai užuolaidas ir pilna entuzijazmo. Wow, kokia saulė, koks mėlynas dangus. Bėgam. O davai bėgam visi iki ežero ir šokam į ežerą. Koks bus geras pabudimas. Ir aišku, už pusvalandžio jau gaunu ištapkės į galvą, nes man visi pusbroliai sako, jau, tu išprotėjai, tu duok mums pamiegoti. Taigi mums atostogos. Mums atostogos kokią ežerą. Vis tiek aš jos įkalbinu, prikalbinu. Ir mes nubėgam ir jau kai visi išsimaudo ir grįžta atgal, fainai buvo, jo, visai gerai, gera buvo idėja, bet iš pradžių tai visiškas fiasko. Žinai, tarp kitko, labai gerai užkabinai vaikystės temą, nes man labai įdomu, koks tu vaikas buvai. Ir kitas dalykas, žinai, atrodo, užaugai į nuostabią moterį. Gražią, protingą, labai daug siekiančią ir pasiekiančią, žinai. Ir tada atrodo, ar čia tavo tėveliam tiesiog taip pasisekė, kad tokia šaunuolytė gimė jiems, žinai, ir tiesiog kiaurai sienas eina ir visko pasiekė. Pati papasakosi, kiek ir kalbų, žinai, ir kiek aukštųjų išsilavinimų ir panašiai. Ar vis dėlto gali prisiminti tas vertybės, ar nežinau, mąstymo modelius, elgsenos modelius, kuriuos tau diegia tėveliai, kad būtent tave suformavo tokią. Tai kuri svarstyklių pusė ir buvo tas svaresnė? Ar vis dėlto natūraliai kaip bėgimas, žinai, tai iš tavęs tas viskas, ar vis dėlto šeimos? Manau, kad sintezė, bet kuriuo atveju, nes kažkas yra duota žmogui, tarkim, man atsibudimas ryte, aš visuomet buvau vyturėlis, mama sakydavo, atidarau duris, kelti tavęs į mokyklą ir tu mane partrenki tarp durinės, tu kaip strėlė jau šauni, o, labas rytas, iškart kalbi, užsidegi šviesas, tai galbūt tai yra kažkiek charakterio ar kažkokie tai vidiniai bruožai, bet aš manau, kad didžioji dalis yra, žinok, tėvelių nuopelnas, nes vis dėlto dabar, kai pati tapau mama, aš suprantu, kokį pavyzdį mes rodom savo vaikam. Kartais labai netgi nesąmoningai, pasąmoningų būdų, tiesiog savo veiksmais mes net nekalbam apie tai savo vaikam, bet mano tėveliai, prisipažinsiu, visą gyvenimą buvo ir yra ir bus darboholikai. Jie labai daug dirba, daug valandų per dieną. Tai pirmiausia, ta darbo etika tikrai yra įskiepyta jų, nes, kiek pamenu, visus savo savaitgalius mes pastoviai turėdavom tokį švelnų ginčą, pavadinčiau, apie tai, kad aš paruošiu namų darbus, dėl to, kad kiekvieną savaitgalį mes leisdavom arba pas vienus, arba pas kitus senelius. Labai dažnai statybose, aš nuo pat vaikystės visuomet su tėveliu kažką padėdavau, ar tai mes, nežinau, kažkokius tai balkius kaldavom, ar laiptus montuodavom, ar sienas dažydavom, ar su perforatoriu betoną skaldavom, aš nežinau, ko aš nesu bandžius vaikystėj, bet pastoviai būdavo tai sodo namelis renginėjimas, tai reikia išbetonuoti aikštelę, įvažiavimą, tai žolę nupjauti, obuolius surinkti, serbentų skinimas vykdavo ne 30 minučių, o valandą, 2 ir 3. Ir kažkaip visuomet, aš manau, kad buvo akcentuojama tai, jog reikia padėti senesniems žmonėms, tai ypatingai savo seneliam. Ir po šiai dienai aš taip esu išauklėta, jog tai yra labai svarbu. Tai man dovanojo gražų ryšį su jais, labai ypatingą ryšį. Tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad susiskambinu su savo močiute kiekvieną mielą savaitę. Ir mus labai dar suartino viena patirtis, kai aš buvau, man atrodo, 8 metukų. Gal 9, kai mano abu tėveliai išvažiavo darbo reikalais į JAV, į Jungtines Amerikos valstijas ir mes likome gyventi su seneliais, aš ir mano sesutė. Ir tuomet tėveliai išvažiuodami pasakė, klausykite senelių, padėkite jiems, kiek galite mergaitės, nes jiems nebus lengva su jumis ir jums nebus, aišku. Ir tikrai tai buvo didelis išbandymas, nes buvo metų laikotarpis, kai aš nemačiau nei savo mamos, nei tėvelio. Tai buvo tie laikai, kai nebuvo nešiojamų kompiuterių, nebuvo Skype'o. Mes vieni kitų per video nematėme, mes susirašinėjome ranka rašytais laiškais, tai buvo 1999 metai, mano sesutei buvo 6. Aš tapau antra mama savo seseriai, jinai atsikeldavo ryte ir pirmas klausimas būdavo, kur avutė, kur avutė. Tai nuo to aš tikrai labai daug savarankiškumo ir
atsakomybės įgyjau, nes man reikėjo pasirūpinti jaunesnėje sesute. Ir gyvenant su seneliais mes tikrai labai jiems ir padėdavom ir su namų ruošos darbais. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, pagamindavo valgyti, tai aš valgydavau tiek, kol jau mane jie stabdydavo. Sakydavo, Ievutė, tu tą 5 lietinį imi, ar tu tikrai jo nori? O aš tiesiog norėdavau jiems parodyti iš pagarbos, kad man skanu, kad man gera, kad aš džiaugiuosi. Ir mus tai sustiprino kaip šeima, aš manau, kad galėjo nueiti 2 keliais. Būtent, aš ir norėjau paklausti, žinai, nes vieniem vaikam tokia patirtis susideda į tą krepšelį būtent traumą, žinai, ir paskui eina pas psichoterapeutus ir būtent apie tai kalba. Tu tuo tarpu kalbėjai apie tai, kad jūsų šeimą sustiprino. Kaip manai, kas jūs išskyrė ir kodėl? Kodėl būtent taip susiklosti? Nuo pat vaikystės tėvelis man visuomet kartodavo, kad tai, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Tai buvo tikrai jo firminė frazė, kurią aš iki šiol pamenu. Ir bet kokios žinios, kurias aš įgijau gyvenime, absoliučiai visiškai nesusijęs su muzika, iš tikrųjų man anksčiau ir vėliau praverčia. Jos guli stalčiuke giliai ir kai tau reikia, tam tikrą akimirką tu atsidarai tą stalčiuką, išsitrauki ir gali jas panaudoti. Ir manau, kad yra dar daug stalčiukų, kurių netidariau. Galbūt ateityje jų prisireiks, bet tikrai kiekvienais metais aš pajaučiu, kaip tai buvo teisinga, ką jis man sakė. Ir vat kaip mes stiprinom tą šeimą, tai iškart pasakysiu tokį dalyką, aš turiu pluoštus tų laiškų, aš juos visus išsaugojau. Kiekvieną savaitę aš rašydavau tėveliui ranka rašytą laišką. Ir mano sesuo. Jis mums duodavo užduotis, jis mums duodavo namų darbus, mes turėdavo mokytis apie Amerikos istoriją. Kodėl vėliavoje yra tiek juostelių, kodėl tiek žvaigždučių, apie kiekvieną valstiją, apie kanjonus, apie nacionalinius parkus. Jis mums užduodavo klausimus. Aišku, tai buvo labai ilgas ranka rašytas laiškas, kuris tiesiog teiravosi, kaip mums sekasi. Bet mes turėjom labai gražią patirtį, nes šiais laikais vaikai iš vis neberašo ranka rašytų laiškų, o mes tiesiog rašydavom ir mes negalėdavom vieni kitų pamatyti. Mes susiskambinom tik sekmadieniais telefonu ir aš žinau, kad aš turėdavau 15 minučių, močiutė kalbėdavo 15 minučių ir mano sesė. Mes turėdavom 45 minutės pokalbio per laidinį telefoną. Tai va tokia buvo metai laiko, tada buvo pertrauka ir dar pusę metų. Tai jūs įsivaizduokit, kaip tai gali, dėl to mes susisarim, esam tokios artimos. Mus tai taip suartino, nes mes turėjom senelius, bet mes turėjom tik vieną kitą. Tai mes buvom pačios artimiausios, mes buvom kumštis. Mes niekuomet nesipykdavom, nes tai atrodė per daug nereikšminga, per daug banalios. Butaforija visos tos problemos. Tikrai, nuoširdžiai pasakysiu, tai buvo didžiulis išbandymas, bet tėvai, man atrodo, jie buvo labai atviri vienas su kitu, nes tuomet, kai mama grįžo, jinai pabuvo metus laiko, jinai sugrįžo metam ir tėvelis jau praėjus 2 metam, nematęs mūsų dukryčių, jis pasakė mamai, Giedre, jeigu tu nori išsaugoti šeimą, aš prašau, kad tu vėl atvažiuotum, aš tas pasilgu, tu esi mano žmona, aš noriu, kad mes būtume kartu, bet labai prašau atvažiuok, man tavęs reikia tiesiog. Ir aš manau, kad dėl to, kad jie kalbėjosi, dėl to, kad jie visom išgaliom bandė, mums tikrai buvo labai tuo metu sunki ir finansinė padėtis, aš pamenu, kad tai nebuvo lengvi laikai, bet jie pasiaukojo, jie išvažiavo, mano tėtis netgi padarė didelę karjerą laiptų sektorijoje, dėl to paskui grįžęs į Lietuvą įsteigė savo verslą. Ir mus tai sustiprino, bet aš tikiu, kad jeigu jie nebūtų kalbėjęs, nebūtų vienas kitam kaip vyras ir žmona, sakė, kaip jie jaučiasi, ko reikia mūsų dukrom. Ir galiausiai mes gavome pasirinkimą po 3 metų persikraustyti į tą šalį. Ir tikrai tėvai labai svarstė išsivežti mus, mes gavome žaliosios kortos pasiūlymą. Tėtis jau buvo padaręs didelę karjerą ir galėjom ten likti, bet kažkaip apsvarstėm, kad mūsų artimiausia šeima, tie patys seneliai, kuriems buvom labai dėkingi, mes negalim jų palikti likimo valiai, jie sensta, mes turim būti šalia. Ir mes priėmėm tą sprendimą, kad mes pasiliksime Lietuvoje. Ir tuomet tėtis jau aišku, iš karto pasakė viskas, aš grįžtu, aš nebegaliu daugiau. Ir jis grįžo po 3 metų, 3 mėnesių, aš jo nemačiau. 3 metus, 3 mėnesius. Aš tik girdėdavau jo balsą telefonu ir aš atsimenu, po 3 metų aš sakydavau, mamyte, parodyk dar nuotrauką. Aš pamiršau, kaip jis atrodo. Aš neatsimenu, kaip tėtis atrodo. Tai iš tikrųjų, tai yra tikrai istorija, bet tai mus labai suartino. Gerai, kad nusinaičių pasidėjom. Eik tu. Jeigu taip toliau, žinok. Ne, viskas čia tik pradžia. Geriau aišku, kai tavo pašnekovas susigraudinau ne pats tu. O Jėzau. Žinai,
tikrai neplanavau kažkaip tiek įsiplėsti, bet gal tai yra... Bet kita vertus, turbūt labai aiškiai parodo dėsningumus tavo gyvenime ir tai, kaip viskas toliau, žinai, klostosi ir gal aš kažkaip, aš žinojau šitą iš dalies istoriją, bet dabar tu turi dukrytę. Ir aš galvoju, man buvo iš karto įdomu, žinai, kokias vertybės tu jai dėgi, žinai, bet tai yra natūralu, kad turėjai turbūt vieną nuostabiausių pavyzdžių, kokį tik tai įmanoma sugalvoti ir tai yra natūralu, kad kai sąmoningai tai priėmė ir akivaizdu, kad tu buvai tas vaikas, kuris, žinai, ne pievam nubėgo ir kažkokiu, žinai, ten kraštutinumų ėmėsi, bet būtent ir liko prie to ir tėveliai sugebėjo tais laiškais viskuom išlaikyti tą ryšį ir iš tikrųjų gal jisai ir tapo tik stipresnis to dėka, nes būtent jie rado būdą, žinai, rašyti laiškus, palaikyti kontaktą. Gal kartais, žinai, mes būdami visi šalia, net nesam tiek kartu, kiek jūs buvote tuo metu. Kartu. Nes iš tikrųjų tu grįžti namo, įsijungi televizorių, ten, nežinau, dar kompiuterį, telefoną, ten dar kažką ir iš tikrųjų tu mažiau kalbėsi, negu jūs kalbėjotės tais laiškais ir galbūt tėvai netgi mažiau diegia žinių arba stengiasi, kad jų vaikai kažko išmoktų, negu tavo tėveliai padarė. Tikrai, ir aš nuoširdžiai pasakysiu, kad kadangi jie buvo toli, bet labai arti, mes tapome labai autonomiškos, labai savarankiškos. Mums buvo savaime suprantama, jog reikia ruošti namų darbus. Mūsų niekas niekada netikrindavo, Liucina. Mes su seserim nuo vaikystės žinom, kad tai yra mūsų pareiga ir tai yra mažiausia, ką mes galim padaryti ir kažkaip niekada nebuvo net kalbos apie tai, bet kuriais klausimais. Kai man reikėjo pagalbos, kai man reikėjo padaryti dailės baigiamąjį darbą, kažką sukonstruoti mokyklai, padaryti projektą ir jau mes buvom visi kartu, mes visą laiką tai darydavom kartu šeimoje. Niekada mano tėvai nėra pasiskundę, jog jiems per daug mūsų būrelių, per daug veiklų, jie dalyvaudavo kiekvienoj mokyklos šventėj, kiek jie mus yra privežioję. Išprotėjusias merginas mane penktadienį vakare iš muzikos mokyklos 14-metė, 15-metė 9 vakaro pasimdavo. 9 vakaro važiuoja manęs pasimti, kad aš tik saugiai grįžčiau, nes aš nei vakarėlį lėkiu, ne su draugais, aš niekada nebuvau vakarėlių žmogus. O aš groju. Aš pasidarius ekstra raktą su valytoja, turiu dylą sudaręs, kad aš galiu į mažąją salytę ant fortepijono pasigroti ir aš ten grajinu savo iki 9 vakaro. Ir šeštadienį kartais 10 ryto aš ten jau slapta grajinu, net direktorius mokyklos. Senaties terminas jau su jo, tai galiu pasidalinti. Šiaip tai nieks iki to net nežino, kad mes tą raktą buvom pasidariusios. Žinai, apie tavo karjerą, tavo talento, tą puoselėjimą ir visą profesinį kelią, tai tikrai norėsiu paklausti ir sužinoti labai kuo daugiau, bet dar vieną klausimą iš to, žinai, vertybinio pagrindo ir jūsų tos šeimos gal pagrindo, kadangi, kuri savo šeimą, jūs su vyru susituokė jau tuoj 4 metai bus. 4, man atrodo, bus taip. Jau virš 3 metų ir dukrytė jau virš 2. Ir, žinai, ir atrodo, dabar, kai klausai, yra toks jausmas truputėlį, kad yra 2 Ievos. Aš įsivaizduoju, kas tave stebi iš išorės, žinai, per socialinius tinklus, tai, kiek tu veiki, kiek pas tave yra koncertų, pasirodymų, dalyvavimo klubuose moterų, visokias pranešimų skaitimai, filmavimai televizijoje, žinai, straipsniai, viršeliai. Ta prasme, tiesiog Ieva yra visur ir atrodo, kad Ieva yra visiškai karjeros moteris. Kai mes su tavim dabar kalbam, yra suvokimas, kad pas tave toks yra stiprus suvokimas, kokia yra vertybė šeima ir kad man net nekyla klausimo, kur yra tavo prioritetas. Ir visgi tu taip gražiai viską suderini. Ta prasme, kad atrodo, žinai, tu nepameti tos vertybės. Ir man tiesiog įdomu, kaip visa tai tavo kasdienybėje atrodo, nes greičiausiai tavo dukrytei irgi yra diegiamos tos pačios vertybės. Aš tiesiog pagal ir tą graudulį, pagal viską suprantu, kad tai tau yra pernelik svarbu, kad tu to nesistengtum perduoti ir įdėkti savo šeimoje. Ir vis tiek, kasdien aš atsikeliu ir galvoju, kad galėčiau būti, geresnė mama, galėčiau būti, geresnė močiutė, tai aš tikrai būsiu. Žinau, kad būsiu labai krūta močiutė. Kieta tokia. Bet jeigu kalbant apie tai, daug kas manęs taip nepažįsta, būtent iš socialinių tinklų, nes aš vis tiek tą erdvę labiau naudoju savo koncertiniai veiklai, savo socialiniai veiklai, visuomeniniai. Ir būna tų dienų, kai kažkaip pasidalinu ir labiau asmeniškais dalykais, bet mano vyras mane taip pažįsta, nes mano dukra yra visiškas prioritetas. Mes su vyru kiekvieną dieną pešamės, kuris ją pasims iš darželio. Ir labai dažnai mes abu už durų stovime ir aš nemeluoju, Liucina. 4:15, kai visus vaikus pasiema 5:30,
Mes jau metus laiko stovime 4-15 ir su pečiais stumdomės. Ne, tai tu eik pirmas, ne, tai noriu, kad mane pirmą pamatytų ir aišku, aš visada jam užleidžiu, nes jeigu aš nueisiu pirmą, tai jau jinai labai apsidžiaugs ir tada jau nebebus tos euforijos su tėčiu. Nu tai gerai, eik Marijonai, tu pirmas. Bet aš nežinau, kiti tėvai, kurie yra labai nelengva po 4-15, taip atrodo, čia labai paprastas dalykas. Jis dirba ofise, reiškia, jis turi valandą anksčiau pradėti ryte darbus, kad jis galėtų po 4-15 iš vis ten stovėti. Aišku, būna dienų, kai man koncertas ir tada jau nesipešam, bet aš irgi taip turiu planuoti savo grafiką, tai nėra taip paprasta, tai yra įsipareigojimas, tai yra mūsų pažadas vienas kitam. Ir man Marija yra toks pasaulio stebuklas, aš tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad visa mano diena sukasi tikrai apie mano vaiką, nors taip galbūt iš socialinių tinklų tikiu, kad neatrodo, bet nuo pat ryto, nuo pat atsikelimo momento, visa diena, absoliučiai visa diena, aš visą laiką su mintimis iš dalies su ja. Ir ta mamystė, žinai, aš ją įsivaizdavau šiek tiek kitaip, aš įsivaizdavau, kad bus daug lengviau. Nėra taip lengva, kaip aš galvojau, ir aš matau pasiekmes kiekvieno savo sprendimo, kiekvieno poelgio, bet mes labai vertiname laiką šeimoje ir aš labai pykstu ant savęs, jeigu aš daug būnu telefone, aš save baru, kaltinu už tai viduje, bet jeigu taip nuoširdžiai, tai aš ją imu, jeigu tai galiu visur. Aš netgi pati pastebėjau, turbūt ir galiu moterų renginį, ne kartą esu pasiemusi dukrą, jau gal 2 kartus. Šiandien vakare einu į kitą renginį ir ten imsiu dukrą. Jeigu tai yra renginys, kurio formato aš nepažeidžiu ir netrukdau iš esmės kitiem dalyviam, aš visuomet prioritizuosiu ir stengsiuosi ją pasimti kartu. Jeigu tai bus bent kažkiek įdomu ir jai, aišku, kankinti vaiką ir visur jį temptis, kur tikiu, kad jai visiškai nėra jokio įdomumo, tikrai nedaryčiau to. Kadangi mes turėjom tokią vaikystę ir mes su Marijonu abu tikrai žinom, kad mes labai sąmoningai norėjom tapti tėvais, tai mums taip gera ją auginti ir aš dažnai pagalvoju, o gal reikėtų antro vaikelio. Ir tada pagalvoju, taip padvigubės ta meilė, bet kaip aš sugebėsiu skirti jai tiek laiko, jau man dabar norėtųsi jai skirti daugiau laiko, aš tiek pergyvenu, kad jai per mažai laiko su manim. Ir kad aš jau norėčiau daugiau jai duoti, tai jeigu lyginant dabartinį status quo su tikrai labai daug darbo, tai aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip paimti, iš kur dar paimti tų valandų, arba turi kažką tikrai iš esmės keisti. Kažką keisti, bet aišku, aš negaliu pasidalinti patirtimi, manau, kad tos mamos, kurios turi 2 ir 3 vaikus, tai tikrai pasakytų, kad patikėk, jeigu tik tai nori, tai būtinai susilauk ir viskas ten pavyksta kuo puikiausiai. Bet ką girdžiu, kad ir tame profesinėme kelyje, kuris tikrai yra įspūdingas, absoliučiai įspūdingas. Man taip gera, žinai, kad mes galime bendrauti taip šiltai, taip paprastai, nors iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtum ir tiesiog papunkčiui surašytum tavo CV, žinai, tai aš turėčiau tau tiesiog kloti raudoną kilimą prieš tave lankstytis ir pataisyti. Ne, ta prasme, aš taip, žinai, šaržuoju be abejonės, bet iš tikrųjų tavo karjera yra tokia įspūdinga ir tiek po visą pasaulį keliauji. Iš kur tavyje to tokio, žinai, paprastumo, nuolankumo ir labiausiai turbūt šitie man apibrėžimai tave apibūdina, nors atrodo, eini, žinai, kaip tankas ir viską darai, bet būtent to tokio, nežinau, pajautimo, kad visgi ir dukra tau yra labai svarbi, ar ne? Bet ten nesustoja. Ir, žinai, ir pas tave atrodo, abu tie motyvai gyvenime tokie stipriai išreikšti. Kaip? Nežinau, kaip tu pati savo, su savim susitari? Aš esu labai užsispyrusi. Aš pamenu, kad paauglystėje 13 metų visi mano klasiokai įsigijo mobilųjį telefoną Nokia 3310. Visi iki vieno jį turėjo. Ir aš savo krikšto tėčiui pažadėjau, kad iki 16 aš tikrai neturėsiu mobilaus telefono. Ir jisai sakė, Ieva, pamatysi, paminėsi mano žodį. Ir taip jau nutiko, kad jis labai sirgo ir labai jaunas iškeliavo, bet jis man buvo didžiulis autoritetas. Ir aš vien iš to principo, jog jam aš pažadėjau, aš sulaukiau 16 ir aš gavau pirmąjį telefoną 16 metų, tos 3 metus aš nesinaudojau. Aišku, aš jaučiausi labai gerai, laisvai nieks manęs negalėdavo pagauti. Man patiko ta nepriklausomybė. Mes jau sužinojome apie tavo polinkį pasidaryti raktą, susitarti su valytoja. Tai turėjau aš tų resursų, bet tiesiog iš principo aš ir kaip pažadėjau, aš laikiausi to duoto pažado ir iki 16 aš neturėjau mobilaus telefono. Nesakau, kad taip reikia visiems elgtis, bet gyvenime man atrodo, kad tas mano užsispyrimas, man dažnai žmonės sakydavo labai artimi, pažįstami, Ieva,
kodėl tu nori būti pianistė, moteris pianistė, juk tu nori šeimos, juk tu esi šilta moteris, tau vis tiek to reikės. Kaip tu tai suderinti, kam tiek dirbti, kam tiek plėštis, viena scenoje keliauti po pasaulį, kodėl tu nori tos karjeros, kodėl tu nori bastytis, trankytis, būti nomadė. Tai yra sunkus kelias, jis yra apdovanojantis, bet jis yra tikrai sunkus. Ir galbūt tu gali uždirbti pajamas visai paprastesniu būdu ir aš neneigsiu. Tai buvo sąmoningas pasirinkimas ir aš tikrai svarsčiau apie diplomatinę karjerą. Aš netgi stojau į Oksfordo universitetą mokytis filosofijos, politikos ir ekonomikos. Tai nieko bendro neturi su muzika. Ir iš dalies to norėjo mano tėvai ir iš dalies aš pati prisipažįstu, aš tikrai galvau, kad tos studijos yra man. Ir kalbėdama daug kalbų, aš mačiau, kad aš galėčiau galbūt eiti, nežinau, ambasadoriaus keliu, kažkokiu kultūros atašė, kažkaip derinti menus ir įpinti juos į savo gyvenimą visai kitų būdų. Nebūtinai menai turi būti ant pjedestalo ir pirmoje vietoje. Bet ta pati kvantinė fizika, lygiai taip pat, man patiko visuomet matematika, fizika, chemija, tokie dalykai. Aš pamenu, chemijos mokytoja 10 klasėje pasakė, Ieva, jeigu tu nestosi į chemiją, aš tau neišvedu, nors aš turėjau kiaurą 10. Aš tau išvesiu 9 metų gale. Sakau, kaip jūs galite išvesti 9, aš neturiu nė vieno 9. Aš tau iš principo parašysiu 9, jeigu tu nestosi į chemiją. Buvo toks ultimatumas man iškeltas. Tikrai galėjau rinktis kitą kelią, bet kai tu manęs dabar užklausai, žinai, iš kur tas nuolankumas. Tiesiog žemiškumas, žinai, iš mokyklos, iš šeimos, nes visuomet pagalba artimui, pagalba kitam, pagalba mažutėliams, visuomet buvo akcentuojama tiek jėzuitų gimnazijai. Bendruomeniškumas, visuomeniškumas, mes labai daug turėdavo mokyklos švenčių, per pertraukas vykdavo integraciniai šokiai. Aš labai mėgau ten mokytis, tai buvo bendruomenė. Aš ten jaučiausi saugi, tai buvo iš dalies burbulas, nes kai aš išėjau į universitetą, aš supratau, kad taip nėra tikram pasauliu. Tai buvo utopija, kur mes gyvename, bet tai buvo taip gražu, taip šventa, taip nuoširdžiai pasakysiu, aš taip saugiai jaučiausi besimokydama viduriniai mokykloje, tai buvo nuostabus metai. Ir kitas dalykas yra balansas. Pasakysiu labai raiškų pavyzdį. Įspūdingiausias mano gyvenimo koncertas buvo ne Carnegie Hall New York'e, ne Berlyno filharmonijoje, ne Amsterdamo Koncertgebouw ir ne Royal Albert Hall Londone. Jisai buvo Gilės vaikų namuose. Lietuvoje. Nes aš grįžau į Lietuvą ir prieš pat Kalėdas, pamenu, likus gal savaitę ir 2. Ir mano dovana Lietuvai grįžimo proga buvo 7 koncertai. Senjorų namuose, tremtinių namuose ir vaikų namuose. Ir būtent į Gilės vaikų centrą prieš pat Kalėdas, įsivaizduoju, gruodžio 20 adventas atvyksta 80 vaikų. Tai yra Gilės vaikų namų auklėtiniai su prižiūrėtojom ir dar dalis iš neįgaliųjų dienos centro. Vaikų su fizinė ir protinė negalia. Tai buvo visiškas balaganas. Tai buvo didžiausias sumaištis ir chaosas, kokį man teko matyti kada nors koncerte. Jie buvo nesutramdomi, tie prižiūrėtojai tiesiog nežinojo, ką daryti. Na ir ką, aš tiesiog negalėjau jų perikti, aš pradėjau groti. Pirmas, antras kūrinys. Jie pradėjo rimti, tai tikrai nebuvo visiška tyla. Bet aš jaučiau, kad aš sukaušiau jų dėmesį. Aš juos trumpam pasigrėbiau už rankos ir jie klauso. Ir aš galvoju, trečią kūrinį reikia juos visiškai parklupdyti. Ir aš koncertuose kartais darau tokį eksperimentą. Atsinešu kolonėlį ir paleidžiu kažkokius tai įrašytus garsus ir gyvai groju muzikos kūrinį. Ir aš pagalvojau, kad aš pasakau, vaikai, žinot ką, pradėjau vaikščioti tarp eilių, mes dabar nukeliausim prie jūros. Ar jūs norėtumėt prieš pamatydami Kalėdų senelį nukeliauti prie jūros su manimi? Mes būsim paplūdimy ir girdėsim, kaip jūra ošia. Jūs dabar visi turėsit užsimerkti, 80 vaikų. Aš paleisiu jūros garsus ir gyvai atliksiu šį kūrinį. Ir Liucina, aš pamenu, jog aš pradėjau groti tą kūrinį ir po minutės aš atsisuku, nes žinoma, žiūrėjau klaviatūrą ir atsisuku, kadangi dažniausiai sėdžiu profilių publikai, atsisuku ir aš tau nemoku pasakyti. Visi iki vieno tie vaikai, visi iki vieno sėdi užmerktom akutėm, yra spengianti tyla, pelė pašluota. Aš negirdžiu nieko, jeigu musė skristų vat šalia, aš turbūt, girdėčiau jos sparnelius plasdančius. Ir man tai buvo pati įspūdingiausia mano gyvenimo, mano koncertinė akimirka, nes aš sugebėjau paliesti vaikus, kuriuos paliesti yra be proto, viešpatie, aš jau vėl grupimas, be proto sunku ir aš žinau, kad aš įlipau mašiną ir aš negalėjau užvesti variklio. Aš valandą laiko žliumbiau. Aš skambinau vyrui Marijonui, sakau, tu neįsivaizduoji, ką aš ką tik patyriau. Aš jiem padovanau tikrai didelę dovaną, bet ką jie man padovanoja, jie net nesuvokia. Ieva, ir girdint šitą tavo pasakojimą,
neįmanoma nepastebėti, kaip daug tavo gyvenime reiškia kūryba. Ką tau jinai reiškia? Kūryba man yra prisilietimas, jeigu vienu žodžiu. Aš esu pašaukta į šitą gyvenimą prisiliesti, paliesti prie kitų žmonių gyvenimus, jų galimybės, atskleisti jų potencialą, jų norus. Ir aš tai darau kiekvieną dieną, labai sąmoningai, ne tik per muziką. Aš manau, kad aš tai darau savo žodžiais, darbais, veiksmais, kaip įmanoma žmogui tą daryti. Bet man kūryba yra kaip oras. Aš žinau, be kūrybos negalėčiau savęs išreikšti. Aš gal žodžiais net nemoku taip savęs išreikšti, kaip man padeda muzikos garsai. Mes juokaujam šeimoje, aš net vyrą išsirinkau jo, kai jis rimuotųsi su žodžiu fortepijonas, Marijonas. Viskas į tą temą, ar ne? Na, žinai, atrodo, kad tu toks labai kūrybiškas žmogus ir atrodo, turėtum tokia būti gerokai pačiuožusi menininkė, žinai, su kuria sunku yra susitarti, kuri plaukė ten savo kažkur, žinai, kažkur groja, tik tai ten, žinai, mato savo fortepijoną ir tada Marijoną, žinai, ir viskas taip. Bet iš tikrųjų tu esi beproto disciplinuota moteris. Iki išprotėjimo, ta prasme, manyje net pusės tavo kūrybiškumo ir meniškumo nėra ir aš neįsivaizduoju, tai kažkada aš jau buvau tau užsiminusi apie šitą dalyką, labai džiaugsiuosi, jeigu pasidalinsi ir su Galių moterų auditorija, kaip tau pavyksta taip persijungti pavalandžiui. Nes nežinau, dauguma greičiausiai, kad matė, tu Instagrame kiekvieną rytą parašai savo dienos planą tokį. Dienotvarkė, taip. Dienotvarkė, kada tu atsikeli, kada dušas, kada Marytę paleidi, kada tu knygą rašai. Ir visa tai dažniausiai būna pusvalandžio valandos tarpais. Aš suprantu, kad tai yra pamoka. Na, tiesiog, pas tave tada yra mokinys, tu valandą atidirbi, kitas mokinys. Bet, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip knygos rašymas, kaip muzikos kūryba ir tai pas tave irgi yra įtraukta. Tai tiesiog, žinai, nes aš esu patyrusi, ką reiškia rašyti knygą, nesvarbu, kad ten receptų, bet vis tiek tų tekstus, kažkokius rašai straipsnius galų gale. Knygų rašymas ir bet iš tikrųjų, netgi straipsnį parašyti, va dabar aš irgi spalio mėnesį rašiau apie savirealizaciją. Tikrai yra tas dalykas, kad tau reikia laiko įeiti į tą nuotaiką rašymą, žinai, kažkaip pagauti. Ir man, pavyzdžiui, savaitę laiko gali nesisekti ir paskui įvyksta kažkoks klik ir aš tada per 1,5 valandos subeldžiu praktiškai ten, žinai, nežinau, 3 lapų tekstą, nes būtent tada ta akimirka. Kaip tau pavyksta padaryti, kad tau būtų akimirka pagal užsakymą? Tai aš galvoju, kad Instagrame žmonėms būtų labai dar smagu pamatyti dienos gale, kiek procentaliai ta diena, nes aš įkeliu, kaip tu pasakei. Aš įkeliu tai 7 ryto, 9 ryto, nesvarbu, kada būna visokių dienų, kartais yra 12 dienos įkeliu. Ir aišku, jeigu aš įkeliu 12 dienos, tai jau tikrai viskas, kas iki tol buvo, yra įvykę reiškiniai. Bet prisipažinsiu, kad jeigu nuoširdžiai apie 90% ir einasi ta linkme, nebent nenumatyti atvejai nutinka. Bet šiaip man tai yra tas pats, kaip daugelis žmonių pasiema užrašinę sekmadienį vakare arba pirmadienį ryte ir susiplanuoja savo dieną. Man tai yra iš tikrųjų ritualas, kuris man padeda sustiguoti ir suplanuoti savo dieną. Tai kai aš jau pasirašau, aš nebeturiu išeities, aš turiu laikytis to plano, jeigu viskas yra gerai, jeigu aš fizinėje sveikatoje, jeigu nieko nenutinka dukrai, vyrui ir panašiai. Bet prisipažinsiu, kad tikrai yra, vat ir šiandien, aš turėjau kūrybinę sesiją, nes dabar labai noriu parašyti daug muzikos, kurią sukūriau pati. Tai man yra labai nauja veikla, labai išlaisvinanti, nes aš supratau, kad aš labai daug noriu pasakyti, minčių daug, bet kaip tą padaryti produktyviai, aš nesu kompozitorė, aš esu atlikėja ir tai man yra visiškai nauja niša. Ir žinai, vat pavyzdžiui, šiandien pavyzdys labai konkretus. Aš pradedu užsiciklinu ant vieno kūrinio ir aš bandau jį vystyti. Na ir man nesivysto, nežinau kas yra. Motyvą vieną parašau, išsteniu jau ten kažkaip tą vieną frazę ir toliau nesipina. Nėra gražios sekos, tėkmės, plaukimo. Tai žinai, ką aš tuomet darau, aš galvoju, gerai, aš nešvaistysiu laiko, aš padedu tai į šalį, beje su knygos rašymu irgi. Aš pradėjau rašyti vieną skyrių. Na ir kažkoks blokas, meninis blokas, negaliu toliau nieko, nesipina žodžiai, nežinau, pilsta už tuščią keurą, aš einu prie kitos skyriaus. Nes ką aš pasidarau, kas tikrai man yra svarbu gyvenime, yra struktūra. Aš, jeigu žinau, kad aš kursiu muziką, aš pirmiausia pasidarau trafaretą, vadinamą šabloną. Tai pavyzdžiui, kad aš noriu sukurti tiek ir tiek kūrinių.
tikrai labai keistai skamba, ar ne, atrodo, negi kompozitorius taip dirba, kad jisai išsikelia tikslą kažkokį matematinį vos ne, noriu parašyti 8 kūrinius. Gal ir nedirba, gal čia tik tai Ieva taip dirba. Gal čia yra mano sistema, nes aš esu mokiusis labai kitas studijas ir ne visai susijusios su fortepijonu, tai aš tuomet įsikeliu tikslą, ar ne? Aš noriu parašyti linksmą kūrinį, aš noriu parašyti liūdną kūrinį. Šitas kūrinys bus dedikuotas tam žmogui ir pasakos apie šitą mano gyvenimo atkarpą. Ir tada aš sėdu ir aš rašau struktūrą. Tuos kertinius akmenis, tos kolonas, kurios laiko visą architektūrą kūrinio. Tai reiškia, kad aš nesigilinu į melodiją konkrečiai ir ritmą, dar net nėra melodijos, bet yra tik kūrinio spalva, aš pradedu ieškoti akordų. Aha, šitas akordas skamba šiltai. Ar paspaudžiu kitą. Ar jie tarpusavį dera ar ne. Aš žinau tam tikras taisyklės, aš žinau, kas dera, kas ne, bet yra labai daug variacijų ir variantų. Ir aš tiesiog tada pradedu galvoju, na, jeigu nesivysto nas kūrinys, tai va šiandien, pavyzdžiui, aš parašiau struktūrą visiškai naujam kūriniui. Ir tai buvo tik kūrinio spalva. Kaip jisai skambės, bet tai yra visiškai dar nekonkretu, tai yra toks debesėlis išplaukęs. Bet aš vis tiek jaučiu, kad taip, aš galbūt planavau pabaigti aną kūrinį, bet man nepavyko šiandien, bet aš tiesiog pasirašiau pamatą kitam. Ir aš manau, kad aš tai darau daugelį savo veiklų, tai įpinu lygiai taip pat netgi į repeticiją, į solo grojimą fortepijonu, kad kartais tikrai neužsiciklinu per ilgai ant vieno kūrinio, tada pereinu prie kažkokio kito. Arba kartais, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, jeigu matai, kad tau labai nesiseka, reikia tikrai pakeisti veiklą. Reikia išeiti geriau, tada pasivaikščiot ir gimsta ta idėja fix. Kol tu geri kavą, kol tu vaikštai, kol tu tiesiog guli 10 minučių arba, nežinau, nueini power napui. Atsigul. Tikrai aš esu tas žmogus, kur man veikia tai. Ir aš jaučiu, kad aš per daug iš arti stebėjau problemą. Ji yra per daug arti mano veido, aš gaunu perspektyvą, atstumą ir aš suvokiu, kad aš tiesiog nemačiau, kad ją buvo galima apeiti iš kitos pusės. Ir kartais, kaip tu sakai, tikrai knygos rašymas yra toks sudėtingas procesas, tau reikia savaitės, tau reikia mėnesio, kad tu tai pamatytum. Ne valandų klausimas. Ir taip pat lygiai su kūriniais. Manęs paklausė organizatoriai, kadangi kitą vasarą grosiu su Lietuvos kameriniu orkestru, labai gražus pakvietimas. Sako, Ievute, kada tu norėtum natas? Ir jie tikėjosi, kad aš pasakysiu sausį, nes čia Liepos gale koncertas, sakau, norėčiau šiaip šiandien, rytoj arba kitą savaitę. Kuo greičiau. Kitaip sakant, na, spalį būtinai. Ir tada mane sako, o kodėl dabar? Vos ne metai. Ir aš sakau, kad kūrinys subręstų, aš turiu tam tikrą sistemą. Aš jį grosiu 2-3 mėnesius, reiškia, aš jį išmoksiu iki kalėdų. Ir aš tada 2 ar 3 mėnesius jo visiškai negrosiu. Aš sausį, vasarį, kovą jį padėsiu į stalčių. Ir balandį jį pasiimsiu kaip naują kūrinį, bet tai nebebus naujas kūrinys, tai bus jau mano grotas kūrinys ir va tas žodis, kurį tu pasakėjai, susigulės, jis duoda brandą. Tu negali atlikti kūrinio, kad ir kaip tu tobulai techniškai išmoksi, tavo emocijos, tavo tempai, tavo vidiniai bioritmai tau neduos jo ramiai ir išbaigtai atlikti. Tu turi visiškai su juo atsisveikinti, pasiimti jį antrą kartą, tada tu net atrodo tavo pulsas vidinis ramesnis, tu kitaip girdi muziką. Geras. Ir tai tau padeda jį subrandinti ir aš žinau, kad aš plaukiosiu kaip žuvis vandenį tą liepą, jeigu aš eisiu šituo keliu. Jeigu aš jį pradėsiu mokyti sausį, aš jį gerai sugrosiu, bet aš nebūsiu viduje tiek atsipalaidavus ir tai bus sunkesnis kelias. Tai kam į to sunkesnių kelių? Šitas ilgesnis, bet lengvesnis. Šiaip, žinai, kol kalbėjai, man netgi kelios mintis atėjo, nes visai neseniai perskaičiau tokią mintį, kad Budai įvyko nušvitimas tada, kai jisai viską numetė. Jisai pasidavė. Taip. Va, čia, žinai, vienas iš tų dalykų. Kitas, tai pataisyk, jeigu klystu, jeigu, na, misinterpretuoju tavo žodžius, bet iš principo, ką tu darai, tai ką galima atkartoti ir galbūt pritaikyti savo darbam, žinai, nes tu kaip daliniesi kaip atlikėja, bet greičiausiai kitų profesijų atstovai irgi galėtų tą patį padaryti, kad tiesiog suskaidimas dramblio į kuo mažesnius gabaliukus, ar ne, nes ką tu ir pasakoji apie tą struktūrą, kolonas, iš principo mes galime šią taisyklę pritaikyti praktiškai bet kuriai sryčiai, ar ne, kai tu tiesiog nesiemi visko, kūrinio, ar ne, kad ir kas tai būtų, knyga, muzikinis kūrinys, galų gale, nežinau, nori sukurti, neįsivaizduoju, IT specialistas nori appsą kažkokį sukurti, ar ne, ar ten dar kažką, bet tiesiog tu eini, suskaidai kuo daugiau. Ir kitas dalykas turbūt išdėstymas laike, ar ne, nes aš labai gerai pamenu savo pačios būseną, kai man atrodė kažkaip viskas taip išplaukia, kad kažkaip, kaip čia aš noriu padaryti tam tikrą irgi sukurti vieną dalyką, rudeniui, o buvo sausis. Ir man atrodo, o tai ką aš tame tarpe darysiu, žinai. Ir tada aš irgi sulaukiau tokio labai gražaus patarimo ir linkėjimo,
kad aš suskaidyčiau, ką aš kiekvieną iš tų 9 mėnesių darysiu tam, kad mano tas kūrinys gimtų rugsėjo mėnesį. Yes. Ir tada visai tau kitaip atrodo tie tavo 9 mėnesiai, irgi vat, kaip neštumas, Kaip ar ne? nėštumas, Taigi tas kelionė. tavo lėliukas, taigi jisai irgi auga ir jis kiekvieną mėnesį yra kažkuriame taške, kuris yra jo augimas, branda, ar ne? Taip. Tai yra su absoliučiai kiekvienu tavo darbu ir tada ateina tas toks ramybės jausmas, netgi pilnatvės ir prasmės jausmas, kad tu nepadrikai, kad tau netiesiog eina laikas, šiandien nenoriu, taip. Bet tu žinai, kad viskas dedasi į tą krepšelį, kuris ten, nesvarbu, po 3, po 6, po 9 ar 12 mėnesių pas tave taip. Į kažką, ar ne, išvirsti. Ir vis dėlto, sena tiesa, jog viskas nutinka per darimą, nepasidaro dalykai jų nedarant. Ir vėlgi ta pati 1% taisyklė, kad jeigu tu tiesiog šią dieną kažką padarysi savo gyvenime, kad tu išlipsi rytoj atsikėlęs iš lovos 1% geresnis nei buvai vakar, tai yra milžiniškas pasiekimas, įsivaizduokit per 365 dienas. Labai konkretus praktinis pavyzdys, mes įsikėlėme į naujus namus ir ten reikia padaryti 150 000 dalykų ir galva neišneša, tu jų net ant lapo negali susirašyti, kiek visko trūksta tam name. Aš nekalbu apie tai, kad nėra durų ir plintusų, čia stambesni dalykai, bet jeigu keliautume į detalės, interjerą, apipavidalinimą, namo pavertimą namais, tai yra tikrai didžiulis projektas, bet aš savo pasakiau taip. Aš kiekvieną dieną padarysiu bent po vieną mažą, kad ir kas tai būtų. Tarkim, sandėliuke guli kažkokia tai ten įrankių, nežinau, likučių dėžė, aš ją sutvarkysiu, bet tai bus padaryta. Tas vienas darbelis, aš jį padariau. Man jis gal užtruks 10 minučių, tai nėra, kad aš turiu dabar valandą ten kažką tvarkyti. Ir nuoširdžiai, Liucina, aš kiekvieną dieną name padarau po vieną mažiuką dalyką. Ir aš tikrai jaučiu per 3 savaitės, kad jau tas kampas pagražė, jau kitas. Taip, tai nėra labai ženklus pokyčiai, bet tas mažais žingsneliais išskaidimas, bet kurioje gyvenimo srityje jis duoda tau, kaip ir tu sakei, susitaikymą, ramybę tam tikrą, nes tu žinai, kad kaip gali, taip darai. Aišku, būna gal ir dienų, kad ir nieko nepavyks padaryti. Na ir nieko tokio, viskas tvarkoja. Tu žinai, kad ir vakar, ir rytoj padarysi. Taip, viskas tvarkoja. Gal aš nesijausiu tą dieną taip, jog man nekils rankos, o gal aš grįšiu 11 vakaro ir tikrai nenorėsiu barškintis ir ten savo vaiko žadinti, ar ten, žinai, vyro, nors jis visada manęs palaukia. Bet, žinai, gyvenimas yra kaip fortepijonas. Juodi ir balti klavišai. Bet viena gera žinia, yra 88 klavišai iš viso, bet 52 yra balti. Žodžiu, balti ima viršų. Proporcija yra teisinga. Tai bus labai daug juodų dienų, bet vis tiek ima viršų balta spalva. Aš kažkaip taip tikiu, žinok, vis tiek jinai ima. Koks geras palyginimas, net ir čia iš tavo tas profesinės. Žinai, iš tikrųjų klausydama, aš dar pagalvojau tokį dalyką, kad tu sakai, aš žinau, kad aš atsikelsiu ir ten yra tokia begalė nepadarytų dalykų ir tai gali būti namas, gali būti tavo profesiniai kažkokie įsipareigojimai ten ir panašiai. Odos priežiūros rutina. Bet kas. Tai va, ir žinai, yra toks labai angliškas geras žodis overwhelming. Ta prasme, kai tu atrodo, kad tave jau tiesiog užkloja ta banga visų reikalų ten ir panašiai. Ir vis dėlto tu su kiekviena diena atsikeli, gaivi, norinti padaryti bent jau tą 1% ir panašiai. Kas tave gal palaiko tame pozityviame lygmenyje ir skatina visada norėti atsikelti, visada, žinai, norėti nugyventi šią dieną. Aš labai laiminga. Aš tiesiog labai laimingas žmogus ir vieną dieną mažiau, kitą daugiau. Bet tai yra konstanta mano gyvenime, nes, žinai, kaip aš sakau, jeigu į mano koncertą ateitų vienas žmogus, tik vienas, bet jis išeitų su šypsena, tai jau buvo verta. Man tikrai nėra didžiausia gyvenimo svajonė dabar groti, nežinau, stadionams. Būtų nuostabu pagroti 50 000 žmonių, wow, ir kada nors aš tai padarysiu, bet jau jeigu vienas išėjo, šiek tiek geresnis negu atėjo, tai man yra, žinok, pasiekimas. Gal mano standartas arba kartelė savo yra netokie aukšti, kaip visi galvoja. Visi galvoja, kad gal aš noriu tapti geriausia pasaulio pianiste. Ne. Ir nuoširdžiai, žinok, pasakysiu, aš nesu geriausia pasaulio pianiste. Ir niekas nėra geriausias. Čia yra tokie subjektyvūs dalykai, tai yra taip žmogiška. Ir aš galiu dabar 10 geriausių pasaulio pianistų išvardinti ir mes pradėsim ginčytis, kuris iš jų geresnis. Žinai, tai yra taip subjektyvu, ne kompiuteris nusprendžia tos dalykus. Ir netgi, kai sportininkas nubėga sprintą per tam tikrą sekundžių skaičių, tai yra tik akimirka jo gyvenime. Tai nereiškia, jeigu jam tą dieną olimpinėse nepasisekė. Jis visą gyvenimą sportavo, kad jis tą akimirką iš vis galėtų išgyventi. Ir žinai, jis galbūt pasiekė savo piką, savo personal best žymiai anksčiau ar dar tik vėliau pasieks, bet taip, mus vertina
tą akimirką pagal mūsų pasirodymus. Tai žinai, man atsikėlus ryte, nuoširdžiai, žinai, aš kaip pagalvoju, už ką aš galiu būti dėkinga. Man yra per mažai dienų valandoje, aš tikrai per mažai esu dėkinga nuoširdžiai, nes kai aš pagalvoju, ko man iš tikrųjų reikia, tai vėlgi, pirmas dalykas tai yra šeima, tiesiog šeima. Ir taip gera, kad aš atsikeliu ryte ir aš pabudusi matau tuos du nuostabius žmogučius šalia, man tai yra tokia, tai nėra duotybė, tai tikrai nereiktų to kaip už gryną pinigą priimti. Aš žinau, kad visi tai kartoja, mes visi sakom, mėgaukis dabar, carpe diem, enjoy the present is the best gift ir taip toliau. Ir tiek tų yra klišė pasakymų, bet tai žinokit, tai nėra klišė, tai yra, jeigu tu atsikėlė ir te mano močiutė prieš miegą sakydavo, angelėlis ar gužėlė, ačiū, kad tu saugoji mane per dienelę, saugok ir per naktelę. Jis niekuomet prieš naidama miegot, prieš sumargdama kelias amžinai atilsi, niekuomet nepriimdavo tos dienos, kad jinai buvo duota ir aš tikrai rytoj atsikelsiu. Ne, gal aš rytoj neatsikelsiu. Ir žinai, tas padėkojimas, ačiū tau, angelėlį, už dienelę, duok tu man ryt pabusti ir turėti dar vieną gražią progą, dar vieną galimybę. Tai žinai, aš dėkinga už savo šeimą, aš dėkinga už artimiausią šeimą, tada už savo tėvus, už savo senelius. Aš tokia laiminga, kad aš turiu senelius. Ne visi turi savo senelius. Žinai, aš turiu publiką, kur yra nuoširdžiai, dėl to, kad aš labai daug bendrauju su publika. Aš turiu pačią šilčiausią publiką pasaulyje, nuoširdžiai. Aš nemoku pasakyti, kokių atsiliepimų, kokių gražių žodžių aš sulaukiu. Ir visiškai čia nebandau savęs pagirti, liaupsinti, ne, bet tiesiog aš labai daug gaunu, čia savanaudiška. Aš gaunu iš jų labai daug. Aš turiu nuostabius mokinius. Ir aš esu savo pašaukime. Tai, ką aš darau, aš labai laiminga darydama tai kiekvieną mielą savo dieną. Dėl to aš negaliu pavargti. Taip, aš galiu fiziškai pavargti. Bet kad man ateitų, žinai, toks aš suvokiau čia vieną dieną emocinis įsiekimas. Man ta veikla per daug teikia tokio hormoninio džiaugsmo. Žinai, kai dopaminas, serotoninas įsiskiria tie visi hormonai, aš tiesiog jaučiu, kad tas adrenalinas pas mane iš mokinių, iš jų akių, iš tų spindinčių akių aplink mane. Kaip gali nesidžiaugti, kai žmonės tiesiog vienaip ar kitaip yra paliesti tavo gyvenimo ir, žinai, aš matau tame tokią didelę prasmę. Tai tik dėkoti Dievui už kiekvieną dieną ir aš labai tikiuosi, kad aš dar galėsiu čia šioje žemėlėje pagyventi. Žinai, kas ten žino, kiek mums duota, bet tiesiog sugebėt dažniau staptelt, dažniau padėkoti už tai, ką aš turiu. Tai nėra, žinok, aš turiu daug draugių, aš turiu daug mokinių, kurios ieško tos antrosios pusės ir aš tiek apie jas galvoju ir pergyvenu. Ir tai nėra taip jau elementaru, jog aš turiu vyrą, aš turiu nuostabų vyrą, labai palaikantį vyrą, jis dar vis mane myli po 3,5 metų santuokoje. Sako, pirmi 25 santuokoje būna labai sunkus, paskui labai lengva. Mes vakar beje mūsų pasišnekėjimas, grįžti iš koncerto 10 vakaro. Sakau, Marijonai, atsimeni, kaip mano mama sakė, tik pirmi 25 santuokoje būna labai sunkus, o paskui lengva. Tai sakau, žinai, ką aš to pasakysiu? Kai mes, Dieve duok, prabūsim 25 santuokai, žinai, tu atsikelsi tą rytą ir dabar tas momentas, arba liekam kartu, arba davai viską nuo nulio pradėsiu statyti. Ir žinai, sakau, bet aš manau, tu gerai pagalvosi, ar likt su ta sena boba po 25, ar vėl 25 su nauja kankintis. Man atrodo, aš vis tiek turiu persvarą. Žinai, mes taip juoktis pradėjom, iš tikrųjų, kai pagalvoji, tiesiog, ką turėjau omeny, turbūt pasikeis požiūris, nebe taip sureikšminsi visus tos dalykus, kitos minčiai. Tas apsišlifavimas, kampų nublukinimas tiesiog, žinai, įvyks. Ir tai yra tikrai nuostabu, tai, kad aš galėjau pastoti, išnešioti sveiką vaiką, kad man gimė dukra. Aš kažkada buvo momentas, kai galvojau, gal iš vis neturėsiu vaikų, nes mano karjera mane leis. Tai irgi yra, žinai, tai nėra taip elementaru. Tai, kad mes turim tokį nuostabų orą už lango, Lietuvoje, toks gražus ruduo. Tai aš praeitais metais nepamenu tokio gražaus rudens. Jau 3 metus nebuvo. Žinok, mes irgi kiekvieną dieną dėkojame už tą dar vieną gražią dieną, dar vieną saulę, dar vieną vakarą, kurį gali lauke praleisti ir panašiai. Na, aišku, žinai, tikrai mano publika ir mano mokiniai dar yra mano didžiuliai šviesuliai. Žinok, čia aš pastebėčiau tokį tikrai labai stiprų tokį momentą, nes vis dėlto pripažinkime, kad kai tu gauni atsaką, ar ne, ir iš principo tavo gyvenime, viena vertus mes galime kalbėti apie galių moterį, apie Ievą galių moterį ir kitas, kurios suderina šeimą, motinystę, karjerą, žinai, kaip jai pavyksta, kaip tau pavyksta. Dauguma pasakys, nepavyksta, nes ta prasme vis tiek kažkas nukenčia ten ir panašiai. Bet kita vertus, tiesiog man dabar atėjo tas suvokimas
kad tai ne apie suderinimą skirtingų gyvenimo sričių, o tai yra duotybė, kuri leidžia balansą pasiekti gyvenime, nes tu taip vertini savo šeimą, tau taip yra gera, bet tu turbūt galbūt ne visada jaustumės taip pakylėta, jeigu neturėtum savo mokinių, savo publikos, jeigu tu negalėtum eiti savo pašaukimo keliu, kaip tu pati jį vadini, ar ne? Tai irgi apie tavo pašaukimą aš kažkaip pagalvoju, labai anksti tu nusprendei, kad eisi šituo keliu, ar ne? Kad tu grosi pianinu, mokysies ten ir tiesiog yra beprotiškas skaičius valandų ir metų, kiek tu skyriai tam. Ir vėlgi, kaip atrodo, žinai, labai romantiškai skamba, pašaukimas. Aš einu savo pašaukimo keliu. Pasakyk, kaip iš tikrųjų einasi to pašaukimo keliu. Kiek tame romantikos? Labai nenoriu tos pasakos ir to dailaus idilės vaizdo kažkiek užtemdyti. Bet jeigu taip labai nuoširdžiai, žinai, man labai pasisekė. Nuoširdžiai, aš esu palaiminta žmogus tuo atžvilgiu, jog man 16, kai aš uždaviau tą klausimą, ar aš galiu gyventi be fortepijono, ir man buvo taip aišku, kad ne. Žinai, man pasisekė, kad aš buvau išbandžiusi tą veiklą, daug metų jau ją užsiemusi ir jinai man surezonavo. Ir man iš pradžių buvo sulaužytas stuburas, toj rusų pianizmo mokyklai, ir aš paskui užsiauginau naują stuburą ir dabar turiu dėl to labai stiprų šarvą. Bet tai buvo 50-50. Aš galėjau nueiti tuo keliu, kur man didžiausia trauma, aš noriu sukapot fortepijoną, pabaigti muzikos mokyklą, sudeginti. Taip, pas mane ateina suaugusiai žmonės. Aš dar vakar iš moters išgirdau, kad jai trankydavo per nagus mokytoją, šiurpai man lakstė klausant tos istorijos. Jinai 13 metų turėjo tokią traumą, jinai negali kavinėje pamačius net ateiti prisiliesti, net nenori. Tai būtent tokių netgi daugiau. Bet jinai atėjo po 13 metų, nes jinai nori savo santykį, nes jinai myli giliai viduje muziką. Jinai sako, aš turiu pataisyti tą santykį, aš negaliu taip toliau gyventi. Tai yra laikas savo, tai yra man. Ir žinai, gera girdėti, kad net ir po daug laiko yra tokių atvejų, kai grįžta, bet kiek žmonių negrįžta. Ir mes apie tai nežinom. Tai man labai pasisekė jau tada, kad aš perėjau tą muštrą, tą discipliną, rutiną, nuo kuris vaikas nori groti tiek valandų, atsiskaitinėti. Ta muzikos mokykla yra antra vidurinė. Aš baigiau ne tik 12 metų vidurinę, aš 12 metų baigiau muzikos mokyklą, juk ten yra ir solfedis, ir muzikos istorija, ir choras, ir antras instrumentas, ir 2 savaitinės individualios pamokos su tavo specialybės, šiuo atveju fortepijono mokyti. Tai yra antradienis, penktadienis, pavyzdžiui, būdavo po 4 valandas tu prasėdi toj muzikai, 8 valandos per savaitę. Tai vaikui tai yra labai daug, tu jau galėtum 3 kitus būrelius lankyti. Tai yra didžiulis pasišventimas ir sakau, buvo daug dienų, kai nenoriu, negaliu, bet pagaliau 14 metų aš nusiplėšiau kaip maištininkė paveikslą, sakau, plakatą, nuo skelbimų lentos, nuėjau pas skyriaus vadovę, savo mokytoją ir sakau, padėjau ant stalo, aš noriu dalyvauti šitam konkursui, ar jūs mane paruošite. Aš pati noriu važiuoti į Italiją ir groti ten. Jinai manyje neižvelgia tą akimirką to potencialo. Aš pati 14 kažkaip sugalvau, kad man laikas, kiti jau 12 važiavo į tą Italiją ir aš galvoju, aš tikiu, kad aš galiu, aš noriu save išbandyti. Tai žinai, viena buvo, kad man buvo gan aišku, nes aš įsivaizduoju, kaip 18-20, net įstojus į universitetą, kaip yra sunku iš tikrųjų išgirsti tą, kaip mes poetiškai vadinam pašaukimą. Labai nelengva. Kitam žmogui galbūt pašaukimas tik būnant 40. Bet žinok, čia irgi tarp kitko yra tas momentas, kad gal ir 40 neateina. Ir yra žmonių, kurie netgi 30 pradeda, žinai, mesti savo darbus, galvoti, kaip save atrasti. Galbūt ir šioje, nors tau, kaip tu sakai, tu palaiminta, kad 16 metų jau tau užteko savo užduoti vieną vienintelį klausimą, tau atėjo tas jausmas, kad tai tikrai yra tavo pašaukimas. Bet aš vis dar stojau į 2 bakalaurus, iš kurių vienas buvo fortepijonas ir aš vis dar, žinok, aš nepaleidau. Aš dar turėjau planą B. Tai jeigu taip labai labai sąžiningai su savim, ta akimirka, kai aš visiškai paleidau kitą kelią ir likau jau muzikanto sferoje, tai žinai buvo, kai aš pabaigiau bakalaurą, tai man jau buvo 23. Tik 23 aš jau visiškai atsisakiau ir magistras, į kurį stojau, buvo menų vadyba. Taip, jis jau buvo tiesiogiai susijęs su kultūra, su menais. Tai jeigu taip nuoširdžiai dar iki 23, aš vis tiek turėjau atsarginį ir B ir C tos planus ir net įstojusi. Žinau, kad tėvai nesijaudintų, aš slėpiau, kad aš mokiausi 2 studijose, metus laiko jam nieko nesakiau, nes galvojau, kad jie, bijos, pergyvens, kad aš perdegsiu ir dar plus dirbau viešbutį, nes juk man reikėjo pačiai dar užsidirbti nuomai ir savį išlaikyti ir taip toliau. Ir daug ten visko vyko tuo laikotarpiu mano gyvenime.
Ir žinai, aš priėmiau tą sprendimą, bet vėl grįžtant prie to kelio. Kaip jums čia vaizdžiau irgi papasakot, aš visada bandau žmogui, kuris nėra muzikantas. Tai aišku, visada palyginu su sportininko karjerą, kad na, jeigu tu vakar nubėgai tą patį sprintą varžybas, taip, tu esi geriausias ten Europoje, geriausias pasaulyje, geriausias Lietuvoje, nesvarbu kur, bet žinai, kitą dieną tu vėl iš naujo turi nuo nulio bėgti tą sprintą. Net nesvarbu, kaip greitai tu vakar nubėgai, tu turi palaikyti sportinę formą. Ir kol mes dabar šnekamės, Liucina, kažkas tai groja, kažkas tai tobulėja, aš tai sėdžiu ir daliniesi savo išmintimi, aš padedi kitiems žmonėms. Ir kol aš miegu naktį, kažkas groja ir tampa geresniu pianistu. Ta konkurencija, jinai yra milžiniška, jinai yra nežmoniška muzikantų pasaulyje. Kad tu padarytum tarptautinę karjerą, reikia įdėti labai daug darbo. Ir dar kitas pavyzdys. Kai aš mokiausi konservatorijoje, Vokietijoje, Hochschule für Musik Karlsruhe, tokia kaip pilis ta mūsų mokykla, toks Hogwartsas, ar ne, ir įsivaizduok, pagrindinis pastatas, operos solistų pastatas, pianistų ir styginių instrumentų. Ir aš visada savęs klausdavau, bet tai kodėl tas Wi-Fi'us, na, jis šiaip prastas Vokietijai, bet kodėl jis taip gerai veikia pily, kodėl jis gerai veikia pas operos solistus ir pas stygininkus, o pas mus nėra Wi-Fi'us pas pianistus. Paskui aš tik įsiaiškinu, specialiai jo ten nėra, kad tu ateitum kaip į celę, 4 baltos sienos, staliukas, kėdė, pianinas, veidrodėlis ir užuolaida. 4 baltos sienos ir netraukia ryšys. Kad tu tiesiog, o Vokietijoje dar tas 4G, patikė, kaip prastai ten visur traukia, ypatingai jeigu storos sienos, kad tu neturėtum jokių distrakcijų. Jeigu tu atėjai, ten dar, aišku, reikia eilę atstovėti, 45 minutės lauki, kad tu 2 valandom gautum raktą nuo kambario, po 2 valandų tave išvaro ir vėl lauki 45 minutės ir neduok dieve, tu nueisi į valgyklą pavalgyt sumuštinio, praleisigi savo eilę ir va taip va. Jeva, kaip... Taip atrodo pianisto studijos. Viena vertus, norėjau klausti, kaip žmonėms, žinai, ieškoti to savo pašaukimo, bet tada pagalvojau, kad geriau aš tavęs paklausiu, kaip neišprotėti, būtent kai yra tas suvokimas, ar ne, kol aš miegu, kažkas tobulėja, kol aš kalbu, kažkas jau dar. Ir žinai, čia labai skamba kaip tos žiurkių lenktynės, kurios ypatingai, kai tu turi kažkokį sulėtinimo etapą gyvenime. Žinai, kažkam, pavyzdžiui, įvyksta trauma, kažkam įvyksta operacija, kažkam gimsta vaikas. Ir visi šitie įvykiai, jie dažniausiai tave pristabdo tiesiog natūraliai, kad tu netgi fiziškai turi atsisakyti kažko arba atidėti kažkuriam laikui ir panašiai. Kaip tu patartum ir kaip pati galbūt tvarkaisi su tuo jausmu, kad tu nepatektum tą žiurkių lenktynės ir suvoktum, kad nu, čia yra mano tempas, dabar pas mane tas vyksta, ar vis dėlto nesusitvarkai ir irgi patenki į tą ratą. Kai dalyvaudavau konkursuose Londone, Paryžiuje, kur tik neteko dalyvauti, tikrai labai dideliuose ARD tam pačiam Münchene, pianistų labai laikomais prestižiniuose konkursuose. Aš jausdavau tą alsavimą į nugarą, aš jausdavau beprotišką konkurenciją tiek iš azijiečių, tiek iš europiečių pusės, nes fortepijono lygis yra neregėtas. Tai, kas buvo gerai 70 metais, 2023, žinok, lygis yra pasaulinis, visose srityse yra toks išaugęs, kad tai yra jau antžmogiška. Tikrai tokie, na, kiborgai, cyborgai tie ateina ir groja kaip kompiuteriai. Bet žinai, kol aš nesuvokiau vieno svarbaus dalyko, aš jau šiek tiek minėjau mūsų pokalbėje tą vieną dalyką. Mano tikslas nėra tapti geriausia pianistė, nes labai daug kas mokosi fortepijoną klasikoje, ir tą žodį užakcentuosiu, klasikinį fortepijoną, klasikinę muziką, jie gyvena burbulę, kurie galvoja, baigsiu bakalaurą, kitą rytą man skambina ir mane ten kviečia gražiausias barbakanas Londone, mane kviečia ir aš ten važiuoju groti. Taip nebūna, kontaktai, networkas mezgami labai daug, eilę metų ir kartais kontaktas, kurį aš šiandien turėsiu, gausiu, jis man pravers už 3 metų. Tai čia faktas visur, bet žinai, dar tas toks suvokimas, aš nenoriu būti štampuotė. Labai daug klasikos pianistų, ką jie daro, jie kopijuoja. Tai yra copy-pastas, tai yra plagiatas. Jie tampa dar milisekundę greičiau sugrosiu Mozartą, dar milisekundę tą pasažą skambiau, išraiškingiau padaryti. Aš suvokiau, kad aš nenoriu būti. Yra milijonai įrašų pasaulyje, visas Chopinas įrašytas, visa ta muzika jau užgrota. Ir ar aš noriu savo kely būti dar vienu egzemplioriumi, taip pavadinčiau, tikrai su visa derama pagarba savo kolegom. Aš pakeičiau požiūrį. Ir labai konkretus pavyzdys. 20 amžiaus pradžioje iš Mančesterio buvo pasiųsti keli pirkliai į Afriką, kad išnagrinėtų rinką su konkrečiu klausimu. Batų rinka. Ir grįžo 2 atsakymai, 2 telegrafo pranešimai. Vienas iš jų buvo situacija beviltiška, jie nenešioja batų. Kito pirklio atsakymas buvo
didžiausia galimybė, jie dar nenešioja batų. Tai įsivaizduoji, tas pats ir kaip man visi sako, Ieva, tik 3% pasaulio žmonių mėgsta klasikinę muziką. Jeigu mes galėtume pakelti iki 4%, visos problemos būtų išspręstos. Aš sakau, ne velnio. Visi pasaulio žmonės mėgsta klasikinę muziką, tik jie apie tai dar nežino. Čia yra visiškai mano požiūris, nežinai, va tą ir dabar pabrėšiu, kai aš sakau žodį klasikinę, mes visi iškart galvojam apie klasicizmą, apie tą epochą, kai, nežinau, Mozartas, Beethovenas, Haidinas, visi garsieji tie klasikos kompozitoriai. Čia yra toks tai žodžių žaismas, žinai, nes klasicizmas yra tik epocha. Klasika iš tikrųjų yra viskas, ką mes girdim aplink. Jeigu jūs klausotės radio, jeigu jūs dainuojat duše, jeigu jūs keliaujat, nežinau, važiuojat traukiniu, skraidot, visa aplink muzika yra tonali muzika, džiazas yra atėjęs iš klasikos, visa pop muzika. ABBA, Queen, Lady Gaga, visa tai yra klasikinė muzika. Aš tai turiu omeny, nes ta muzika remiasi klasikinės muzikos principais ir taisyklėm. Jie atėjo visi iš klasikinės, jie tiesiog supaprastinti, padaryti mass produktais ir jie geriau parduoda. Bet viską, ką jūs, ta pati Metallica, rokas, viską, žinokit, yra klasika. Tai aš tą noriu pasakyti, jau yra tyrimai atlikti, kad jeigu gimsta vaikelis, jau yra net užaugusių porą paauglių, kurie auginti atonalioj muzikoje. Tai reiškia, va, toj modernioj, kur mes vat paklausom ir sakom paukščių muziką, nesuprantam, nėra melodijos, padriki garsai, kažkas ten, bet kas skamba, tu nesupranti jokios struktūros ir tai yra nuobodu, tu paklausai minutę ir išsijungi. Žinokit, jeigu mes būtume nuo vaikystės visi taip auginti, mums tai būtų new normal. Mums tai būtų normalu ir mes augtume ir mes klausytume Lady Gagos ir sakytume, viešpatie, kokia disharmonija, koks disonansas, išjungtume Lady Gaga. Tai yra paradoksas, bet mes auginti visuomeniai, tai ką aš darau savo koncertuose, aš suvokiu, kad man reikia keisti repertuarą. Ir jeigu aš noriu, kad visi pagaliau sužinotų, kad jie myli klasikinę muziką, man reikia groti tokią klasikinę muziką, kuri artima daugeliui. Ir ką aš tada darau, taip aš sugroju Chopiną, Mozartą savo koncerte, bet tai yra tik dalis, labai maža dalis, 10%, 5%. Labai gerai pažįsti savo klausytoją. Tu labai didelį darbą įdėjai, kad jį pažintum. Ir tada tikrai gali pritraukti ne tik tą elitinę pražilusią su visa derama pagarba vėlgi publiką, nišinę publiką, o tu gali pritraukti jaunas šeimas, nes aš manau, kad aš irgi groju klasikinę muziką, bet aš tiesiog ją darau labai šilta, labai jaukia ir labai susitapatinančia. Ir tai yra raktas į didesnio žmonių srauto širdis tiesiog. Aš kaip vienas tą mažytę dalelę procentinę tavo publikos klausytojų galiu tik tai patvirtinti tavo šios žodžius. Tai, žinok, galėtume mes su tavim kalbėti 2 valandas, bet kadangi mes turime laiko limitus, tai aš turiu tau paskutinius porą klausimų. Nesuprantu, kaip taip įvyko, bet turiu po truputėlį. Tai, kai kalbėjai būtent apie tai, kaip pažįsti savo publiką, kaip priderini visus kūrinius, ar ne, kaip tu stengiasi būtent paliesti. Čia turbūt tu jau pasakei daug dalykų, bet gal į apibendrinimą galėtum sudėti. Ar tu turi savo gyvenimo tikslą? Žinai, kaip yra gyvenimo tikslas arba priežastis gyventi. Ir dėl ko tavo gyvenimas yra vertas gyventi. Aš papasakosiu tokią istoriją. Kaip jau minėjau, tie 3% mano publikos yra užkietėję klasikinės muzikos fanai, kurie perka abonementą į filharmoniją, klauso LRT klasiką, jie važiuoja mašinai, pas juos groja tik klasiką, jie mėgsta eiti renginius. Užkietėję fanai. Tada tai yra labai maža grupė. Tada didesnė grupė, aš manau, yra tiems, kuriems netrukdo klasikinė muzika. Tie, kuriems tikrai netrukdo, ką tai reiškia? Grįžti, nežinau, namo, nusiemi kojines, įsipili raudono vyno, truputį Vivaldi fone, kaip ir sakant, dar nieko nenužudė. Viskas gerai, gali skambėti, žinai, tokie. O treti yra tie, kuriems visiškai nerūpi, arba jie net nekenčia, sako, nemėgsta tos muzikos, nesupranta, vadin kaip nori. Ir, taip, oro uoste praeinant, kaip antrinis dūmas, ten išgirsta kažkokią vieną kitą natą, būna, kad susiduria labai mažais gyvenimo intarpais. Bet priežastis gyventi yra tai, pasakysiu taip, tai iš tos trečiosios grupės, kuri nekenčia klasikinės muzikos, arba bent jau taip galvoja, man yra vieną kartą tekę susidurti su tokia situacija. Aš grojau kalėjime Vokietijoje. Tai buvo labai ilgai organizuotas koncertas, jie turi tokią tam tikrą seriją. Žinau, kad Johnny Cashas tą darydavo iš tikrųjų savo gyvenimą. Kas buvo įdomiausia, kad aš po to koncerto, aišku, negalėjau pabendrauti su publika, tai buvo visai kitas amplua, man buvo labai keista, aš kalbėjau, bet aš negalėjau užmegzti ryšio. Bet
po to aš gavau laišką iš vieno iš klausytojų. Nežinau kokiu būdu, tiesiog ranka rašytą laišką. Ir tam laiške buvo labai sukeverzota keli tie sakiniai, tai buvo vokiečių kalba. Ir taip, kaip aš supratau, tai buvo taip gilu, nes jo žodžiai buvo tokie. Praeitais metais buvo nužudytas mano brolis. Ir aš visiškai neverkiau, kai jisai mirė. Bet, kai jūs grojot tą, ir žinai, jis net nežinojo, kaip ištarti, nes aš grojau Chopino vieną kūrinį ir jisai pavadino Shopping. Kai jūs grojate tą Shopping kūrinį, man pradėjo riedėti ašaros. Ir aš pirmą kartą prisiminiau savo brolį po jo mirties ir aš pradėjau nuoširdžiai, aš išsiverkiau per tą jūsų kūrinį. Ir daugiau ten nieko, nebuvo nei labai ačiū, nei nieko, parašyta labai trumpai. Bet žinai, ta istorija, aš tada suvokiau, kad o viešpati, net žmonės, kurie iš tikrųjų nieko bendro neturi su muzika, su pasauliu, gali būti taip giliai paliesti ir, žinai, man atrodo, kad, vėlgi grįžtu prie to savo pašaukimo, labai yra gera, kad aš galiu šiame pasaulyje, kad ir kaip man pavyksta, kartais geriau, kartais blogiau, bet tiesiog būti savimi, daryti tai, kas man sekasi labai sunkiai, man tai yra sunkiausia veikla, bet man jis sekasi, nes aš ją labai myliu, aš labai daug darbo įdedu. Aš tikrai nesu super talentingas žmogus, bet aš labai daug dirbantis žmogus. Ir man atrodo, kad gera tiesiog, ta visa prasmė yra tame, kad aš galiu paliesti tiek žmonių tokiais neįtikėtinais būdais. Ir tai reiškiasi per motinystę, kad aš labai tikiuosi, kad mes jau dabar esame geriausios draugės su dukrytė. Aš labai tikiuosi, kad jinai mane laikys savo geriausią draugę, kad jinai galės sunkią akimirką pas mane ateiti, man pasipasakoti, kad aš būsiu jos patikėtinė. Gal net galėsiu kartu nueiti ir pirmą kartą alkoholio su ją paragauti, kad jinai nebijos. Kad ir kaip jai sunku ar kokia duobė būtų ateiti pas mane. Ir aš labai tikiuosi, kad aš tapsiu geresnė žmona, nes šita yra sritis, kur aš tikrai jaučiu, kad man dar reiktų patobulėti. Bet 25 metai dar nesuėjo, tai dar yra šiek tiek laiko. O kas liečia publiką, žinai, Liucina, kaip tau pasakyti, vakar grojau koncerte ir vienas vyras vos nepriklaupė ant kelio. Ir jis man, tai yra labai sėkmingas verslininkas Lietuvoje, ir jis priėjo ir pasako, Ieva, aš pridėsiu ranką prie širdies, priklaupė ant vieno kelio, sako, žinot, būna 10 iš 10. Tai buvo 10 kart geriau nei 10 iš 10. Ir tai buvo toks gražus, gilus komplimentas, tokie žodžiai. Ir kartais ateina vyras po koncerto, sako, Ievute, užrašykit ant CD dedikaciją Jonui, kuris per tango apsiverkė. Tie žmonės nori, kad ta dedikacija išliktų amžiams. Na, aš užrašysiu, tai jau bus juodo ant balto, tai jau nėra tik žodžiai pasakyti efemeriškai šią akimirką. Tai žinai, man taip gera, aš gaunu tiek daug grįžtamojo ryšio ir žmonių atsiliepimų, kad manęs tai pagaliau žmonės pailsi. Žmonės grodami fortepijonu, mano mokiniai, šioje perteklinėje visuomenėje, kur mus atakuoja notificationai, mes pastoviai kažkas vyksta, mes nemokame sutelkti dėmesio, nei vaikas, nei suaugęs šiais laikais. Iš tikrųjų, aš nuoširdžiai aš nemoku sutelkti dėmesio. Aš esu priklausoma nuo telefono, bet kai aš planuojuosi savo dieną, kai aš pasineriu į muziką, aš negaliu galvoti apie savo problemas, aš tą akimirką negaliu galvoti apie nieką kitą ir tai yra mano produktyviausios valandos dėl to, kad aš pailsiu grojimo metu ir mano mokiniai tą patį sako, Ieva, čia kaip mezgimas, aš tiesiog pailsiu tą valandą, nes aš pamirštu problemas ir galiausiai netgi galbūt ateina nušvitimas kažkoks ir tiesiog aš negalvoju apie tai ir koncertuose lygiai taip pat žmonės. Tai aš aišku tikiuosi, kad ir mano šeima su manim pails. Na, aišku, kad pailsi, Dieve. O, Ieva, iš tikrųjų, gal aš tau pačiai pasiliksiu, žinai, ateičiai pagalvojimui, nors tikiu, kad tikrai nuskambėjo per mūsų pokalbį, kas yra tavo didžiausias galių momentas. Tai aš tiesiog tau kaip palinkėjimą, žinai, savo įsivardinti, žinai, nes daug tavyje labai gražių savybių, labai daug stiprybių ir būtent to tokio, žinai, ryžto, darbo, darbštumo, žinai, tokio, kur tu net jeigu kažko ir neturi, galbūt iš prigimties, ar ne, bet tu tikrai negaliu, žinai, ir ten viską pasiekė. Tai paskutinis tiesiog dalykas, galbūt pati iš savęs norėtum palinkėti galių moterim, kurios galbūt šiai dienai jau dabar išgirdusios iš tavęs tikrai gaus begalį įkvėpimo, aš neįsivaizduoju, kaip galima būtų kitaip. Bet aš suprantu, kad ir pas tave būna tų dienų, kai tau reikia pačiai save motyvuoti, žinai, tu neturi darbdavio, kuris tau pasakys, Ievute, šiandien ten 5 užduotis, ten dar kažką, žinai, tau reikia save motyvuoti, tau reikia, žinai, kažkokį užduoti toną, galų galiai įkvėpimo, ten kažkaip iš kažkur pasisemti, ar ne? Tai galbūt turi kažkokį baigiamąjį žodį būtent moterim, kuriom atrodo, kad šiuo metu ir palaikymo trūksta, įkvėpimo, motyvacijos, o atrodo, kad, ir
stagnuoja šiek tiek, žinai, šią akimirką kažkurioje vietoje? Aš palinkėsiu visom moterim, žinai, tokio vieno dalyko - švelnumo. Švelnumo savo. Tiesiog būti švelnesniems, ypatingai tam savo vidiniam balse. Mylėti save, džiaugtis savimi ir tikėti savim, kai nieks aplinkimi, žinokit, netiki, nes tai yra sunkiausia. Tikrai aš paleidžiu kažkokį naują produktą arba sulaukiu eilinį kartą pasiūlymo groti kažkur ne už honorarą, o barterių. Ir galvoju, kaip taip gali vis dar atsitikti. Aš 26 metus groju ir man būna irgi tokių keistų situacijų ir tai vis dar nutinka ir dar nutiks 100 kartų gyvenime. Bet svarbiausia yra tiesiog nepamiršti, kad mes darom, aš tikiu, kad kiekviena moteris, tikrai, jeigu būtų nuoširdžiai, sąžiningas su savim, mes stengiamės, kaip galim geriausiai viską atlikti. Kartais mums pavyksta, kartais prasčiau tikrai, bet argi mes darom kažką visiškai nesistengdamos. Moteris iš prigimties yra būtybės, kurios stiebėsi, multitaskina, tikrai labai daug gali padaryti. Tai mielosios, tiesiog, būkim labai, paglostykim save, tiesiog paglostykim, būkim švelnesnės savo, nes, aš pati jaučiu, kiek aš save ir kaltinu, ir kartais ir skalpuoju, ir dar per mažai, arba kodėl tu taip, kodėl anaip, bet iš tikrųjų, Dieve mano, tai darom, ką galim, kaip galim geriausiai. Kartais patingim irgi gerai, reikia ir patingėti, galbūt ir aš pati kasdieną, žinai, to mokaus, bet man atrodo, čia toks šių laikų visuomeniai turbūt aktualiausias patarimas. Ačiū tau labai. Ačiū apskritai už tavo skirtą laiką, už visas tavo mintis. Buvo labai, žinai, kaip ir tavo muzikos. Labai šilta, labai gera klausyti, laikas ištirpo. Ir akivaizdu, kad ištirpo, nes jis galėtų dar toliau tęstis. Tai be galo ačiū, kad skiri laiko savo įtemptoje darbotvarkėje, kad atvažiavai ir dabar, jau žinok, kadangi aš tau nuo pirmų minučių pasiūliau išgerti kavos ir paragauti sūrio pyrago, tai gal tą ir padarom. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai.